Uždavinys yra plokščias rėmas. Tam, kad mes jį galėtume įspręsti, prasme įvertinti stiprumą arba ten standumą, nubraižyti diagramas ir taip toliau, pirmas dalykas mes turime apskaičiuoti reakcijos jėgas. Reakcijos jėgos, tai reiškia, mes čia turime, matome, 3 ryšius, viso 4 nežinomieji yra. Tai pirmas dalykas, iš viso mes turime žinoti, ar tai yra statiškai sprendžiamas ar nesprendžiamas uždavinys. Tai tik greitai priminsiu ten tą dalyką, sakykime, tai statinio nesprendžiamumo laipsnis n, jisai skaičiuojamas taip. Tai yra ryšių skaičius plus kontrų uždarų skaičius, minus lankstų skaičius ir minus 3. Ryšių skaičius, tai sakykime, šiuo atveju yra reakcijų skaičius. 1, 2, 3, 4 reakcijos yra. 4 reakcijos aš čia rašau skaičių 4. Uždarų kontrų čia nėra, 0 tiesiog rašau, dabar mes gilinam, lankstų skaičius lygus. 2 brūkšniukai minus 1 rutuliukas lygų vienetas. Čia mes turime lankstų skaičius 3 brūkšniukai minus 1 rutuliukas lygus 2. Čiagi mes turime 1 brūkšniuką dabar nubrėžiau. Mums atrodo, kad čia yra kaip ir nelabai vienas. Ir lankstų skaičius šituo atveju būtų taip. 2 brūkšniukai minus 1 lygu 1. Tai reiškia, šitie 3 viršutiniai elementai, jie kaip vienas suvirintas standus strypas ar elementas, įsivaizduojamas, gerai? Reiškia, jeigu aš būčiau, pavyzdžiui, nusibrėžęs, sakykime, ir tokį elementą, tai čia būtų irgi lankstų skaičius 2 brūkšniukai, 1, 2, minus 1 lygu vienetai. Reiškia, mūsų atveju irgi vienetai. Štai šitas yra, šau minus 1, minus 3 ir galiausiai aš turiu 0. Reiškia, mano sistema yra statiškai išsprendžiama. Dabar, jei n mažiau už 0, tai yra mechanizmas. Tai reiškia, kad sistema turi bent vieną laisvės laipsnį, kuriuo jinai laisvai gali judėti be jokių deformacijų, be jokių pasipriešinimų. Jisai nesuvaržytas. Jei n daugiau už 0, tai yra statiškai neišsprendžiama sistema. Mes vėliau kalbėsime apie jas, kaip reikia spręsti. Kita vertus, medžiagų mechanikoje sprendėm jau ne vieną statiškai nesprendžiamą sistemą. Tai reiškia, statinės pusiausvyros lygčių mums nepakanka tam, kad mes galėtume sužinoti visas reakcijos lygtis ir paskui spręsti audrį. Tai reiškia, mes turime poslinkių dažnos lygtis skaičiuoti. Ir taip toliau. Ir dar yra tokių atvejų, jeigu mes turime su 3 tokiais lygiagrečiais elementais, ir čia vat jie, čia sujungta, čia užsisuka. Tai kas čia yra? Čia yra, sakykime, 3 arba reakcijų kryptis, kurios yra tarpusavy lygiagrečios. Ir jeigu tokia sistema egzistuoja, sakykime, jeigu tokia sąlyga egzistuoja, tai yra nestabili sistema. Nežiūrint to, kad nors n yra lygu 0. Čia būtų 3 ryšiai minus 3 reakcijos skaičiai viso lygu 0. Jinai nestabili. Dabar kitas dalykas nestabilus būtų, jeigu mes turėtume, pavyzdžiui, tokią sistemą, ryšių veikimo linija. Čia yra tokia ir čia yra tokia. Ir jeigu susikerta viename taške reakcijų veikimo linijos, tai tada sistema nestabili. Čia antras variantas. Šiuo atveju susikerta šita sistema šitame taške ir, sakykime, čia, jeigu tai pažiūrėsiu tą sistemą, tai pavyzdžiui, jeigu čia pridėčiau JGF, tai jinai realiai bent jau kažkiek tai laisvai pasislinktų be jokio pasipriešinimo, nes čia judesio, sakykime, kryptis laisvo suktųsi apie šitą šarnyrą, tai reiškia, čia toksai judėtų lanku. Ir šitam taške tas lankas sutampa su leistinės kryptimis, sakykime, ir realiai sistema galėtų laisvai judėti, nes šita leistinės kryptimi niekas jos nevaržo. Tai reiškia, čia irgi yra nestabili ta sistema. Ir trečias variantas, jis buvo labai panašus į šitą, ką dabar aiškinau. Tai reiškia, va čia aš prisidėjau šitą B tašką, įsitvirtinau aš va šitoje vietoje. Ir čia vėlgi įsivaizduojamas, kad čia mano buvo šarnyras. Ir realiai šita visa sistema viršui, jinai galėjo suktis apie tą šarnyrą, kadangi šitas taškas galėjo judėti leistinės kryptimi. Čia įsivaizduokim, kad veikia persiduo tik jėga, veikia į tą pusę. Dėl to, kad čia kažkas, tai sakykime, nori stumti. Ir realiai niekas čia nesuvaržoma nuo tos sistemos. Jeigu jinai suktųsi apie štai šitą tašką, tai tada, sakykime, toks judesys būtų, kad čia norėtų judėti tą kryptim, sakykime,
šitas taškas ten galbūt jisai norėtų tą kryptimį judėti ir tada natūraliai, kad tas vertikalus ryšys suvaržo. Kai šarnyras yra čia, tai šituo atveju jisai norėtų judėti horizontalia kryptimi ir sistema tapo pas mane nestabili. Tai mes pamėginsime ir tą raudoną, sakykime, šarnyrą prisidėti šitoje vietoje, pažiūrėti, kas čia gaunasi tai mūsų sprendimu. Prašai turim įsiaiškinti, kad tas sprendimas galioja tokiai sistemai, kuri, sakykime, yra statiškai sprendžiama. Tai dabar grįžtam, žinodami, kad tai yra statiškai sprendžiama sistema, mokam statikos lygtis rašyti. Pavyzdžiui, viena statikos lygtis yra suma jėgų į x ašį lygiu 0 visą sistemą ir aš čia rašau. Čia vertikalu ne, arba x horizontalu, tai arba x plus f ir lygiu 0. Štai tokia lygtis. Kita lygtis suma jėgų į y ašį lygiu 0, tai ten ray plus rby plus rcy ir minus q padaugintas iš a, visą tai lygiu 0. Visą tai aš galėčiau pakeisti matricinėje formoje užrašyti. Tai įsivaizduokime, kad mūsų nežinomieji, išdėliokime mes taip čia. Tai yra ray stulpelis bus, bx stulpelis, by stulpelis, y stulpelis, ir čia apkrovų stulpelis. Ir čia dabar pirmoji ta mano lygtis, kaip jau sakiau, suma jėgų į x ašį lygiu 0. Ir dabar aš čia rašau koeficientus, sakykime, pavyzdžiui. Ry nėra toje lygti, tai 0, kad yra y, arba x yra vienetas, arba y 0, ar c 0, apkrova yra f. Toliau sekanti lygtis suma jėgų y ašį lygiu 0 ir čia jau, matau, ry yra tai vienetas koeficientas, arba x 0, arba y vienetas, prie apkrovos rašau minus qa. Sekanti lygtis būtų suma momentų apie tašką, jeigu čia būtų k taškas, suma momentų apie tašką k. Ir kai mes turim šarnyrą sistemoje, tai mes sakome, kad tą sistemą mes galime padalinti į dvi dalis. Tai bus pirmoji dalis ir apatinė dalis antroji. Dabar mes rašome pirmąją dalį. Tai šarnyro momentas turi būti lygus 0, nes kitaip nesuksis apie jį. Ry, reikia padauginti iš a. Pagal laikrodžio tai minusas, tai koeficientas yra minus a, daugintas iš ry. Rc arba x nėra, arba y nėra. Toliau rcy daugintas iš 1,5 a. Tai rašau, koeficientas yra 1,5 a, bet čia su pliusu. Ir prie apkrovų aš rašau f padaugintą iš ženklas minusus. Minus f. Toliau suma momentų apie tašką k antrai daliai lygiu 0. Ir čia dabar vėl rašau. Matau, kad yra arba x, ry nėra 0, arba x yra, čia rašau jo veikimo liniją, petis yra 1,5 a, prieš laikrodžio rodyklę, tai ženklas pliusas, arba y su jo veikimo linija čia vertikali, iki šarnyro yra atstumas a, irgi prieš laikrodžio rodyklę pliusas, toliau rcy nėra ir prie apkrovų aš matau, kad yra qa, jėga kažkur yra per vidurį ir nuėjus iki taško k atstumas pusė a, pagal laikrodžio rodyklę minus qa kvadratu dalinta iš 2qa kartą pusė. Tai kaip ir mano tos lygtis visos baigėsi, ir mes įsivaizduojam, kad tai yra lygu 0. 0, čia mūsų tokios pusiausvyros lygtis užrašytos kol kas, ne? Jeigu aš būčiau padauginęs iš to procentų. Dabar šitą dalį perkeliu į kitą pusę. Žinome, kad pasikeičia ženklas minus f plus qa plus ir plus. Dabar pamename, kad jeigu ten matrica yra, tai veiksmai daugybos su matrica taip, kad eilutę dauginam iš stulpelio. Tai šitą vektorių perkeliu aš į čia. Ir tada jis pas mane gaunasi. Mes parašykime, kad tai yra vektorius. Prie jėgos tą patį kaip. Ir dabar čia šita dalis, tai čia yra matrica, kažkokių tai koeficientų. Jeigu aš atlikčiau tos veiksmus, tai matyčiau, kad čia viskas tvarko. Čia yra tos pačios pusiausvyros lygtys, kurios yra užrašytos čia, arba ten būtų čia užrašęs ir toliau. Tai yra suma jeigu x ašį, ne? Tai pavyzdžiui būtų pirma lygtis. 0 kartą yra y, tai 0, 1 kartą arba x, tai yra arba x, 0 kartą arba y yra 0, 0 kartą y yra 0. Arba x yra lygu minus f.
Viskas tvarkoja, čia šitoje lygty tas pats yra parašyta. Toliau čia 1 kart ry, tai yra ry, 0 kart arba x, 0, 1 kart arba y ir taip toliau. Ne? Ir čia aš turiu, sakykime, štai šitą lygtį ir jeigu q karta su pliuso ženklu pusė. Tai kaip ir viskas čia tvarkoja, niekas nepasikeitė. Taigi dabar mes žinom, tokiai matriciniai formai esam užrašę pusiausvyros sąlygas. Ir mūsų nežinomasis yra, sakykime, štai čia šitas x. Tada keliaučiau aš dabar į MATLAB. MATLAB Drive aš čia esu sukėlę tą pavyzduką. Jo pavadinimas yra File Reactions. A mūsų yra 0,4 metro, jėga 500 N, tas yra 1000 N į metrą. Čia momentą dar vėliau pakalbėsim, paskui pridėjau, kad būtų bent šiek tiek įdomiau. Dabar tas apkrovų vektorius, tai yra šitas vektorius, kurį mes čia turime, tai yra taip ir surašyta iš eilės. Minus f, q karta, f karta ir trečia ir ketvirtas narys yra q kvadratu dalinti iš 2. Transponuota, tai reiškia mes pakeičiam, sakykime, ją į stulpelį, iš eilutės. Dabar ta matrica, konstantų. Ir aš tai čia surašyta. Taip, štai tiesiog pirma eilutė, čia yra antra eilutė, trečia, ketvirta eilutė. Nežinomasis x, kaip jau sakiau, tai yra tas mūsų reakcijų vektorius. Čia sužymėjimas ir biškai kažkokias nesąmonės. Vėliau reikėtų turbūt čia rašyti, kad tai yra konstantos, o čia tiesiog reakcijų vektorius r, kurį mes žinome. Ieškome. Ten, kaip pavyzdžiui, būna jėga pasvirusi 30 laipsnių, 40 laipsnių, tai čia būtų, jeigu komponentės į vienas ir kitas ašis, tai būtų ten jis dauginta iš kosinus 30, tai čia būtų ne vienetukai ir nuliukai, tai būtų kosinus 30, sinus, ten 30 ar kažkas tai tokio. Tos lygtys čia yra santvarą lygiai taip patinka. Tai čia tas metodas yra tik šitoje vietoje užrašytas. Mančiau per simboliką, bet irgi sprendžia, viskas tvarkoja, bet jau nebenoriu aš jau aiškinti, kaip jis čia yra. Principas vis tiek labai panašus. Tai spaudžiu run ir čia aš jau turiu atsakymus tų visų nežinomųjų. Tai yra reakcijos jėgų. Tai yra rx, rbx, arba y ir rcy. Aišku, aiškumas tai čia nesvarbu, kaip mes čia susidėliojame pas save šitas stulpelius, taip mes čia paskui iš sprendinį gauname tokį patį. Tai čia nesvarbu, aš galėjau rašyti, kad pradžiai arba x ašį, o paskui visos į vertikalę ašį, ten kartuosi ir aš skirtumo tame, aišku, nėra. Nu ir ką, ir tai yra sprendimas, aš turiu rezultatą. Dabar, jeigu pasižiūrėt, kai buvo įtvirtinimas šitoje vietoje, tas b taškas, kai čia buvo iš pradžių, tai visos lygtys tokios pačios. Suma jeigu x ašį, viskas taip pat, arba x ar čia jis taip pat. Suma jeigu y ašį, arba y ar šitoje vietoje, ar čia jis lygiai taip pat traktuos y ašį. Pirmoji dalis suma momentų apie tašką k tokia pati, nes čia yra antroji dalis. Ir vienintelis dalykas, kas skiriasi, tai antroji dalis. Mes čia turėjom arba y, kuris sudaro momentą apie tašką k antrai dalyje, ne? Štai, jeigu aš perkeliu štai čia, arba y momento nesudaro, tai jeigu šitos antros dalies koeficientai yra čia, tai šitas yra prilyginamas 0. Tai reiškia, jeigu grįžtu aš į MATLABą, tai rašau, kad, čia toks ir 0 iš karto parašytas paveiksliuke, šitoje vietoje 0. Na, yra. Ir čia jau tas uždavinys, kai man nesigavo rankiniu būdu, tai dabar, jeigu pasižiūrim su MATLABu, mes turim tą patį atsakymą. Not a number arba infinity. Tai ta prasme negali apskaičiuoti programa, sakykime, arba tas metodas neleidžia apskaičiuoti tų reakcijos jėgų, nes sistema iš principo yra nestabili ir sprendinio mes negauname. Jeigu čia su simbolika, jeigu čia aš parašyčiau, kad arba y būtų padaugintas iš 0, tai mes turėtume gauti turbūt kažką panašaus, tai yra solution does not exist. Sprendinių čia nėra, neturime tokiai sistemai. Tai reiškia, ir čia mes jau pamatom, kad gerai man, kad bent jau ne vien tik aš vienas nesprendžia, bet MATLABas irgi. Tai čia, aišku, su atsparumu čia nieko bendro nėra, ta prasme reakcijos skaičiavimas, tai yra čia grinai statika, ta prasme statinės pusiausvyros lygtis yra taikomas, pritaikėm, apskaičiavom, gavom rezultatus. Metodas, galbūt, jeigu nenaudojate štai statiko šitą metodą, tai panaudojam čia. Jau sakiau studentam, kad aš jį ten kažkada tai tokius kursus online buvau užsirašęs, bet labai senai. Ten prieš kokius gal 7 metus buvo tas DX, jis ir dabar egzistuoja, bet tada ten buvo kursai, turbūt medžiagų mechanikos modulis toksai buvo, atitikmuo, dėstė MIT dėstai ir ten buvo vienas iš uždavinių, kuriame buvo galima reakcijas paskaičiuoti tokiu metodu, tai man kaip labai patiko, gal labai stipriai aš jo nenaudoju, bet vis tiek man tam įsiminė ir buvo proga panaudoti. Tada, kai reakcijas jau suskaičiuojam, tada mes galim spręsti uždavinį, tokį, kokį mes jau mokame spręsti. Tai reiškia, mes turime braižytis diagramas,
persikėlinėti jėgas ir taip toliau. Tai kadangi šiandien užsiėmimas su solidu, aš dabar keliauju prie solido ir prie tų diagramų mes grįšime vėliau, paskui rankiniu būdu. Ne? Pirmas dalykas, įsikelsime paveiksliuką ir tą paveiksliuką naudosime, tarkim, kaip ir matytume, kokią schemą mes sudarome solide. Ne? Tai aš pasirenku, sakykime, paveiksliuko įsikelimui į sketchą, aš įsikelsiu, bus toks fonas. Front plane, sakau, kad čia griešiu sketchą, tada aš einu į tools, atkeliauju į sketch tools, surandu sketch picture ir čia dabar aš, ieškau to paveiksliuko, kurio noriu įsikelti, tai yra pas mane tas paveiksliukas. Spaudžiu Open ir jisai tas apatinis kairys taškas yra, sakykime, atskaitos taškas ir čia yra visi kiti matmenys. Tai reiškia, mano tas ilgis sistemos, aš nežinau, maždaug čia koks nors 1300 mm, kadangi vien tik čia yra 400, čia 1500, tai jau 1000, ir čia dar kampams po kažkokią dalį palikime. Dabar čia galimas kažkoks offsetas, tai Y aš stunu žemyn, 800, X turbūt į kairę, nežinau, -100. Čia biškį nepataikiau, aš galiu čia, sakykime, su tabim koordinačių pradžią aš pasirinksiu štai šitą tašką A. Biškį taip, sakykime, čia, truputį. Tai jau keisai, sakykime, tokia padėti, kokio reikia, aš spaudžiu OK ir čia, sakykime, turiu aš, sakykime, foną tokį. Išeinu aš iš šitos sketcho, man jisai čia dabar nereikalingas, aš jį naudosiu tik tai tam, kad pasižiūrėt, fonas gali būti, kai jo nereikia, tiesiog paspaudžiu aš hide ir viskas, ta prasme, mes jo neturime, netrukdo jisai mūsų. Tai dabar toliau jau brėšiu sistemą, pasiemu front planas, sketchas ir čia dabar brėžiu linijas. Štai čia vienas brūkšniukas, kitas brūkšniukas, tas kursoriaus šalia dešiniai pusėje, tas geltoni ženkliukai man rodo, kad linija yra horizontali dabar, į viršų, vertikali linija kažkokio atstumo, kol kas nežinau, tai aš dabar žemyn linijos 2. Tai čia daugiau mažiau apsibrėžiau, tai čia, sakykime, mano tas buvo, dabar užsiduodu atstumus. Tokius kokie jau yra, kadangi skaičiuosiu ir noriu, kad jie sutaptų, tai 400 mm, čia yra 600 mm, tai prieš tai visai mes neblogai šakės pataikiančius to paveiksliuku. Ne visai buvo šakėsim gerai. Miškai. Čia nugribavom, bet nesvarbu. Čia visai gerai. 400. Tai horizontaliai nedomoji buvo visai gerai pataikyta. Kaip ir viską sudėliojau. Aišku, dabar tai čia painu, paveiksliukas, linijos, nieko aš čia nematau, bet sakiau, išeinu į sketchą, aš bet kada galiu paimti šitą sketchą, pahaidinti, man tai yra patogu. Gerai, turiu aš dabar tas linijas, keliauju į Velmentą, pasirinkus Threshold Member, pasirinkus ISO standartas, skerspį aš pasirinkčiau kažkokį tai stačiakampį. Ir dabar, bet kurį iš šių, sakykime, ir spaudžiu dabar. Pirmiausia, tas horizontalus, kadangi tenais vientisas strypas, tai aš jį iš karto 1, 2 ir sujungiu. Trečias irgi privirintas, bet man jau jo neleidžia žymėti, kadangi į vieną mazgą jau čia yra 2 elementai ateinantis. Iškai trečią negaliu, vadinasi, spaudžiu New Group. Naują grupę, spaudžiu, sakykime, dabar tą trečią elementą jau man leido. Ketvirtas elementas dabar kaip ir leistų, aš galėčiau čia daryti, bet paskui ten bus šarnyras, neatsimenu, ar čia viskas gerai ar ne, tai geriau aš naują grupę pasidarysiu. Ir čia dabar, sakykime, taip. Dabar tos grupės, tai pavyzdžiui, kai čia yra pažymėta tos grupės, tai aš galiu su kiekvienu jau, pavyzdžiui, aš galiu pasakyti, kad šita grupė turėtų, sakykime, pasuktą kampą kažkokį, turbūt tai žinote. 90 enter, jisai pasuko kampą, sakykime, aš čia galiu redaguoti, bet tik tą vieną grupę, kuri yra pažymėta. Mūsų atveju čia viskas gerai, OK, spaudžiu, išeinu. Jeigu aš norėčiau kažką čia pakeisti, skerspį, sakykime, ten koks nors stačiakampis ar ką nors, tai mes jau žinom turbūt, čia einam dešinį klavišą, sketch ir pasidarom taip, kaip mums reikia. Dabar nekitaliuoju, čia mums svarbu. Tai su geometrija šiuo momentu yra kaip jau ir viskas, tai tada, ta prasme, tiek turėdamas aš keliauju į naują studiją. Taip, Simulation, New Study, pasirinku Static ir OK.
Tai dabar čia ką, susikuria medžiagą savo, sakykime, dešinį klavišą, jeigu viskas tvarkoja, tai apply material to all bodies, ten jūs redaguoti mokate, tiesiog kažkoks legiruotas plėnas, gerai, tinka mums, tamprumo modelis 210, daugiau čia niekas netakoja rezultatą. Gerai, tą turime, dabar su skerspjūviu čia viskas tvarkoja, automatiškai BIM elementams priskiriamas skerspjūvis, tada keliauju fixtures, tai reiškia, aš čia dabar paspaudęs, turiu suvaržyti ten tuos pamenam, nesuvaržymus. Jeigu nepamenam, mes galim čia prisiminti. Čia yra vertikalus, o čia suvaržyta horizontalus vertikalus. Beje, mes čia tai rankiniu būdžiu sprendžiam plokščią uždavinį, su solidu mes kaip ir vis tiek tai yra 3D, sakykime, elementai, kurie turi 3D savybės ir modelis, sakykime, jis taip pat, jeigu nesuvaržytas, Z kryptimi jis gali pradėti judėti, reiškia, jisai bus neapibrėžtas, nestabilus, reiškia, mes turėtume suvaržyti ir Z kryptimi ten tos taškus. Taip jau teisinga būtų taip daryti. Kita vertus galim pamėginti ir nesuvaržyti, pažiūrėti, ką jisai, kaip jis elgsis. Gerai, tai pradžioje aš tik vertikalia kryptimi A ir C tašką suvaržau, tai reiškia, žymiu iš tos burbulus šitą. Sakau, kad krypčiai nurodint galiu briauną žymėti, bet jeigu tos briaunos paskui dingsta ar kažką ten paredaguojam, tai aš galiu to pleiną pasižymį ir statmenų jam poslinkis lygus 0. Ok. Dar vienas fixtures. Fixed geometry. Ir dabar aš jau pasirinkau labiau. Šitas taškas. Jis ir Z kryptimi sakykime, varžo, viskas tvarkoja. Ok. Tas jau paveiksliukas turbūt mus čia pradeda nerzinti, nieko mes čia nematom, tai galbūt aš galėčiau jį pahaninti. Gerai, tai tiek čia mes turime, sakykime, reikalų, dabar apkrauname jėgą, būtinai ne vertex, o joints, žymi čia, statmenai arba kažkam tai, tarkim, krypčiai nurodyti pasirinku right plane, statmena kryptimi, 500 Newtonų, viskas čia tvarkoja, ok. Išskirstytas krūvis ant šito patinio, tai reiškia external loads, force, beams, čia žiūrėjau šitą, krypčiai nurodyti vėl to plainas, statmename kryptim to plainai, 1000 Newtonų, dabar veikia virš, mūsų atveju reverzė ir žemyn, pasirenkam per unit length, tai reiškia vienetai nebetstojamasis 1000 Newtonų, bet 1000 Newtonų į metrą dabar jau. Ok. Tai ką, beveik kaip ir viską turime, sakykime, mes jau galime pradėti spręsti. Vienintelis dalykas, ko dar nepasakiau aš programai, kad čia pas mus nesimato. Yra šarnyras, ne? Pamenu, buvo šarnyras. Čia niekur nenurodžiau. Šarnyras čia nurodomas labai paprastai, tai reiškia, aš susirandu tą elementą, turbūt bus prieš paskutinius, čia šitas, jisai čia yra, dešinį klavišą. Edit definition paspaudžiu. Matau du burbulus. Mėlynas ir raudonas. Labai čia viskas aišku. Tai raudonas čia sujungimas rigid. Tarp šitų dviejų rigid gerai. Mėlynas sujungimas hinge. Šitas elementas su ta kita dalimi susijungia per šarnyrą. Tai užduodu hinge čia. Ir ką, viskas, ok. Viskas dabar viską turim, sakykime, nurodę. Dešinį klavišą, spaudžiu. Ir čia aš jau turiu atsakymus, sakykime, kažkokius tai, įtempius, poslinkius turiu. Ir ką dar turiu? Reakcijos jėgas galiu turėti. Tai results, dešinį klavišą. List result forces, reaction force. Ir čia aš dabar turiu žymėti tos burbuliukus, kurie yra tvirtinti, tai yra tvirtinimo vietas. Spaudžiu update ir čia yra, sakykime, reikšmės. Tai jeigu taip, minus 530, minus 500, 950 ir minus 20. Jeigu aš atsidarau MATLABą, tai čia atsakymai minus 530, minus 500, 950 ir minus 20. Tai čia šitų būdų apskaičiuotos reakcijos, jos idealiai sutapo su štai šitom
šitų būtų apskaičiuotomis reakcijomis, tai čia viskas tvarkoje, reikia tikėtis jau. Ir, nu ir ką, ir dabar čia tiek, dar, kadangi mes čia vis kalbam apie statiką, šiandien kol kas daugiau nei apie atsparumą, tai grįžtam prie statikos, pabandom pernešti šitą įtvirtinimą iš tai šitą tašką, gerai? Taip kaip aš tam buvau užsidavęs kažkada, sakiau, ketvirtadienį. Tai tada einu į fixtures, dešinį klavišą, edit definition ir vietoj šito clear paspaudžiu šitą mazgą. Na ir ok, tvirtinu šitą mazgą, tai čia geltonas tas trikampiukas man rodo, kad reikia perskaičiuoti, nes mano, sakykime, rezultatai, kurie yra pateikiami ir matomi, tai netitinka mano užduoties. Gerai, run, perskaičiuoju ir ką gavau, puiku. Modelis yra nestabilus, tai reiškia, solidas irgi neskaičiuoja. Dabar čia taip įdomiai sprendžiau kelis kartus, taip, turbūt dabar toks vaizdas, kad 2 kartus mačiau tokią lentelę ir 2 kartus suskaičiavo. Tai dabar jau sugalvojau, kodėl taip yra, turbūt, kad fixtures aš buvau įtvirtinęs ir Z kryptimi, o čia to nepadariau, tai redaguoju biškį, edit definition. Tikiuosi, kad čia bus priežastis. Ir dar aš aktyvuoju, kad Z kryptimi būtų įtvirtinimas. Tai tik šitą aktyvavau dabar, ok. Ir spaudžiu run iš naujo. Tada nesuprantu. Kur čia yra priežastis? Nu, gerai. Būtų geras, jeigu būtų čia. Skerspjūvis ten buvo kitoks, aš jį redagavau, tada sprendžiau su kitais kolegomis. Tada pabandom pasižiūrėti, ar čia bus priežastis. Man pačiam įdomu pasidarė. Taip. Ops, pataik. Tai čia mes pasimkim kokį 1 mm. Čia dar atsimiau 10 mm. Ir čia 20. Čia kažką tai čia trumpas spaudžiu. Pamačiau. Čia 20. Takis kasbi. Man dabar nesuprantu, nuo ko čia skiriasi. Ir dabar, jeigu perskaičiuosiu. Tai čia dabar tas toks buvo, kaip suskaičiau, o galvoju vienas. Prieš vieną, kad buvau skaičiavęs, išmetė lentelę, kad nestabilus, dabar paėmė, suskaičiavo, pasižiūriu, čia viskas žmoniška, kol kas čia dar per paėlį. Tai paskui tada pamačiau, kad deformation scale yra matoma 1,1 minus 9. Tai reiškia, deformacijos yra tiek tai kartų sumažintos, lyginant su tais matmenimis, kuriuos mes matome. Tai jeigu mes matome, kad tarp šito taško kairė ir dešinė yra 1 metras, čia įsivaizduojam, tai va šitas poslinkis matomas yra sumažintas 1 milijardą kartų. Tai reiškia, dabar aš, jeigu nueičiau ir paprašyčiau, kad man parodytų poslinkius, pažiūrėčiau reikšmės, nu jo, 8,8 kad 10 milimetrų. Iš tikrųjų, tai būna tokių atvejų, kad ateina ten su uždaviniais ir sako, kaip čia yra, sako, žiūrėkit, kažkaip čia, kas čia yra, kad taip kilometrus aš gaunu kažkodėl tai poslinkį, atrodo viskas normaliai. Tai irgi viena iš tų priežasčių, kai sistema skaičiuoja, uždavinys toksai netai stabilus, netai nestabilus. Matėm, prieš tai išmetė lentelę, kai skelbsis buvo standesnis, kad uždavinys iškart nestabilus. Dabar mes čia kažkokio kriterijaus nepalėtėm, vienu žodžiu, net nepasiekėm. Ir mums nepranešė, kad yra uždavinys nestabilus. Tai vėlgi reikia būti atsargiem. Nes jeigu vertiname tik tai kažką, tai atrodo kaip ir suskaičiavo jisai, kol nesigilini. Jeigu padarau, pavyzdžiui, dešinį klavišą edit definition ar pasirenku, sakykime, user defined scale arba true scale, tai ta prasme, ok, paspaudus, mes matome, kad čia viskas nuvažiuoja, ta mūsų sistema tampa tokia biškiai, ne visai kažkokia. Tai reiškia, automatic scale pasirenkam, kad neišsibėgiotų. Tai va, tai pamatėme klaidas, kokios gali būti, būna ir
vėlgi kartais iš klaidų reikia mokytis, tai čia turbūt vienas iš tų pavyzdžių, kuris, na, bent jau man pačiam gal suteikė dar papildomos info, gal ir jums buvo kažkiek naudingas. Tai pasimokinom 2 metodus, išmokom skaičiuoti reakcijos jėgas. Dabar, kai mes pradėsime, sakykime, jau grįžtume prie atsparumo, tai tam aš turėčiau vėl grįžti prie to įtvirtinimo, kuris buvo jau teisingas, kur uždavinys stabilus, perskaičiuojam RAM. Na ir turiu aš jau dabar, sakykime, kažkokias tai reikšmės. Skersvėjis čia įvaizdžiai per mažas, įtempiai čia yra šiek tiek per dideli, deformacijos irgi labai didelės, aš turėčiau čia kažką tai keisti, nueiti galbūt atgal čia, tai skėčiau padidinti bent jau kokį nors matmenį, sakykime, jau vamžinėti nesibrėžti. Tai koks nors, ką žinau, 20 valandų priekš. Okay. Nu, jau taip pat mes čia 200 megapaskalių, tai sakykime, toks beveik skaičius realus kažkoks. Gerai, tai ta prasme, dabar grįžtam prie atsparumo. Tai visą tai jau mes mokėmės sakykime, su erdviniu rėmu, tai čia, sakykime, naujo nieko, tik tai šiek tiek lengviau. Reakcijų skaičiuoti solidų nereikia, kad jis spręstų uždavinį, tik rankiniu būdu reikia skaičiuoti. Tai solidas, sakykime, jeigu dabar nueinu results, define beam diagrams, ir aš jau čia galiu nusibraižyti tą diagramą. Pradėčiau nuo šinės jėgos. Gal net paprašyčiau, kad man rodytų beam directions. Padarysiu, kad, sakykime, tas siuktuvėlis, tai reiškia, kad viskas nenubirėtų kiekvieną kartą, iš naujo nereikėtų čia žymėti. Spaudžiu OK. Na ir aš matau, sakykime, šinės jėgas. Tai čia matau 550. Ir baigsis 500. Turėjo būti. Bet čia dabar paėmėsi, aš nežinau, ta raudona spalva ir čia raudona spalva, tai kaip ir nelabai ką aš čia matau. Nu, sakykime, čia apie 500 turbūt tikėtina, kad čia irgi 500, turbūt, nežinau, 550, tada čia tikėtina. Nebent kaip aš čia dabar galėčiau. Nu, paskui pasižiūrėsim. Dabar taip, mes matome, kad nes prieš tai sprendžiau, tos žalios rodiklės buvo horizontalios, dabar jos yra vertikalios. Tai dabar, jeigu aš norėčiau nusibrėžti, sakykime, skersinės jėgas, tai skersinės jėgos yra žalia ir mėlyna kryptis, ar ne, matome, pavyzdžiui, šitam elementui. Mėlyna kryptim, tai čia jeigu Z kryptimi veiktų jėga. Tokių jėgų pas mus nėra, plokščias uždavinys ir visos jėgos veikia XY plokštumoje. Tai reiškia, visos skersinės jėgos mūsų atveju turėtų būti žiūrimos žalia kryptimi, kas būtų direction 1. Spaudžiu OK ir aš dabar matau skersinių jėgų diagramą. Nu, čia jau dabar reikšmės, čia matau, kad skersinė jėga yra 950 newtonų. Matlabe, kiek mes ten buvom. 950 ir gavę, viskas gerai. Vadinasi, čia turbūt irgi kažkas tai tokio, apie 380 buvo, viskas šiek tvarkoj. Taip, skersinio jėgų diagrama yra tokia, čia matome, ne kažkokia. Ir čia ta skersinė jėga labai maža, net sunku žiūrėti, kažkas tai čia apie 20 newtonų turbūt buvom gavę ir AY. Dabar dar vienas dalykas, tai yra momentai. Tai momentai dabar linkimo yra tik apie vieną ašį ir apie mėlyną ašį, jie bus linkiami visi elementai. Reiškia, aš tada einu share, moments about direction 2, okay, ir plot. Čia dabar linkimo momentų diagramas. Vėlgi aš tas pačias diagramas galiu nusibrėžti rankomis, bet esmė tame, kad jos brėžiamos skirtingose plokštumuose, nei kad mes brėžiame, mes rankinį platų brėžiame horizontalioje plokštumoje, čia viskas yra plokštumoje
strypo ašies ir ašies, apie kurią yra lenkiamas jie. Taip, tai diagramas turiu. Dar vienas dalykas, ką mes ten norėjau, sakykime, aš ten buvau, sakykime, tokių uždavinį susigalvojęs, kad dar čia šitam taške būtų pridėtas lenkimo momentas, kaip jį reikėtų, sakykime, solidžiai užsiduoti, tai kad biškį būtų kas info, tas lenkimo momentas bus šitą kryptimį m=100 metrų. Tai mūsų čia lygtyse tai pasikeičia labai nedaug. Suma, jeigu x o y ašis išlieka tokia pati, suma momentų pirmoji daly tokia pati, antroji daly tik tai pasikeičia, q veikia pagal laikrodžio rodiklę taško P atžvilgiu, momentas veikia prieš laikrodžio rodiklę, tai reiškia priešingos krypties, tai čia aš turėčiau dar papildomai rašyti minus priešingos krypties q momentas m. Tai reiškia MATLAB. Aš turėčiau parašyti, kad čia yra tas vektorius. Čia jeigu q yra su pliusu, tai tada rašau čia dar minus m, o m yra 100. Run paspaudžia. Čia yra 380, 500, 780. Grįžtam dabar į solidą. Ir bandom būtuoti dar tą momentą, ne? Tai externalaus. Iški paspaudžiam modelio, gal ant statį, kad būtų aiškesnis tas modelis. Externalaus, false, spaudžiu. Momentas veikia šitam taške. Krypčiai nurodyti, aš galiu nurodyti ašį, apie kurią bus lenkiamas tas momentas, arba aš nurodau plokštumą. Renkuosi plokštumą, kuri turi statmeną ašį, kurios atžvilgiu veikia momentas. Tai reiškia, mano atveju ta plokštuma būtų front planas, štai šitas front planas ir apie statmeną ašį, tai plokštumai, apie z ašį, veiks sukimo momentas ta kryptimi. Tai reiškia, front planas atskaitos taškas, prie momento aš ateinu, aktyvuoju lengelį, kur yra momentai normal to plane. Šitos ašies atžvilgiu atsirado štai toksai ženkliukas. Tas ženkliukas, tai jo interpretacija tokia. Aš imu dešinę ranką, nykštį dešinės rankos sustabdinu su tuo brūkšniuku, sakykime, kryptimi. Ir mano pirštai rodo momento kryptį. Dešinės rankos pirštai rodo momento kryptį. Taigi dabar žiūrint čia iš šitos pusės į tą elementą, tai momentas veikia pagal dešinę ranką prieš laikrodžio rodiklį. Tai reiškia, taip kaip yra uždėtas, viskas tvarkoja, tai čia man belieka parašyti 100 Nm. Ok, ir spaudžiu ranką. Perskaičiuoju, sakykime, įtempius, ir visą kitus rezultatus, galiu pasitikrinti su kol kas turimais reakcijų skaičiavimais. MATLAB, list result forces, reaction forces, čia. Delete, čia mes turim. Tai 380, 500, 700 ir 80. Minus 380, 500, 700 ir 80. Reikšmės tokios pačios, kaip ir čia, viskas tvarkoja, tai abu metodai leidžia taip pat apskaičiuoti. Diagramos kažkiek pasikeitė, tai čia labai stipriai esmės nebus. Vienintelis dalykas, pavyzdžiui, momentų diagramoje, čia turėtų būti šuolis. Kur pridėtas momentas, tai nesutapimas, šiaip jis laik turi sutapti, šiuo atveju nesutapimas yra per momento dydį. Čia vėlgi atrodo, kad ir kažkas tai nesutampa, bet vis tiek dviejų kažkurių tai suma turi būti lygi, turbūt šito plus šito suma turi būti lygi šitai sumai, sakykime, momentui. Tai gerai, čia viskas tvarkoje, reikšmės žinomos, pavojingas pjūvis. Čia yra 300 Nm, viršų yra 152.
Šau čia buvo taip raudonas ir šalios, turbūt suma jau turi būti lygus tam. Nesvarbu, gerai. Dabar čia ne šita dalis, bet pavojingas pjūvis yra čia pačioje, kuriame veikia 300 Nm lenkimo momentą. Tai tam, kad įtempį skaičiuoti su solidu, tai čia viskas paprasta, aš iš karto paskaičiuoju, jeigu rankiniu būdu skaičiuoti, aš turėčiau, sakykime, žinoti inercijos momentus arba kažką tai. Tai čia pamename, mes galime eiti į Evaluate, Section Properties, pasižymiu skerspjūvį. Pasižymiu skerspjūvį, Recalculate ir čia aš turiu inercijos momentus apie ašį Z. Žodžiu, čia yra kvadratas, tai inercijos momentai visi vienodi. Tai yra reikšmė, kurias aš galiu iš karto naudos skaičiavimuose pas save. Stiprumo formą, ne? Okis, tada grįžtam dabar atgal prie mūsų uždavinio, kadangi jau žinome, sakykime, reakcijos jėgas. Tai truputį dar pabandau, sakykime, čia kažką pabraižyti. Kalbėsiu tik tai apie momentus, kadangi jie čia yra svarbiausi. Palieka metus. Reikšmės lygios. Minus 380, minus 500, 700 ir 80. Tai reiškia minus 380, reiškia, kad šitas yra veikia žemyn. 380. Dabar čia buvo minus 500, vadinasi, veikia šitą pusę. Prašau, mes dabar matom. Matau. Ačiū, gerai, kad pasakė. Pamiršau peršokti. Solido dabar jau nebereikia mums. Grįžtame į šitą langą. Taip, tai kiek aš čia pažymėjau, tai yra Y 380 Newtonų, tai iš MATLAB'o skaičiavimo iš kažkur tai, arba X 500 Newtonų, arba X tai čia, taip aišku, dvi jėgos X ašį, tai jeigu jėga čia 500 Newtonų, tai natūralu, kad arba X irgi 500 Newtonų priešingai kryptimi. Gerai, dabar čia arba Y yra 700 Newtonų berods ir čia RCY 80 Newtonų. Kai čia yra pridėtas momentas M yra lygus 100 Newtonų. Pabandom pasibraižyti diagramas, turime reakcijos jėgas. Kai momentus braižau, vėlgi viskas nuo laisvo galo. Šitam pjūvėje įsitvirtinu čia, kur raudoną pažymėjau, jėga veikia žemyn, kai uždysis apatiniai sluoksniai, tai reiškia momentas pas mane bus į apačią. Bet čia toks užpušniuoju. Dabar čia taip pat užpušniuoju, atspjaunu čia, įsitvirtinu pjūvėje, kur čia veikia jėga F. Kai čia viršų įtvirtinta, tai jėga gniuždo viršutinę dalį į dešinę, tai į dešinę aš atėjau momentą. Kažkokį tai sakyti. Dabar vėl RCY veikia į viršų, aš čia atsipjaunu, įsitvirtinu tą dešinę dalį atpjautą šitoje daly, jėga veikia į viršų, uždysis viršutiniai sluoksniai, tai į viršų aš atidedu kažkokią tai momentų dalį. Ir turiu diagramą. Dabar keliauju iš apačios, čia dar pas mus buvo momentas pridėtas, keliauju iš apačios, tai čia jau biškai sudėtingiau, čia yra ir reakcija veikianti viršų, ir sloginys veikianti žemyn. Tai čia kur kas ten pavojingiau, nežinau, sakykime, galbūt viršų, sakykime, uždysis galutiniai sluoksniai, atidedu parabolę, bus atrodysime taip. Man atrodo. Dabar, kai čia jau gaunu momentą, tai šitoj daly aš perėmiau šitą dalį ir čia būtų toks pat momentas, kokį aš čia gavau, tai tas pats persneštų šitą pjūvį ir čia būtų, sakykime, tas momentas va štai tokio dydžio. Kadangi ir momentas M veikia tą pačią kryptimį, tai dar prie šito aš pridedu momento M dalį,
kažkokia tai čia. Ir čia, sakykime, atstojamasis momentas šitam pjūvyje veikia vertikaliam strypui tokio dydžio. Šitas mūsų tokia diagrama. Čia žinau, kad momentas šarnyre, kadangi šitas vertikalus strypas čia turi šarnyrą, momentas šarnyre lygus 0. Aš grįžtu į 0 ir nusigrįžau štai tokią momentų diagramą. Tai čia yra mano momentų diagrama ir čia pavojingas pjūvis yra štai šitas, nes čia didžiausias momentas yra 300 Nm, spaunam iš solido. Tai ašinio jėgų diagrama čia bus labai paprasta. Jeigu aš keliauju šitam pjūvyje, nagrinėju šitą dalį, čia nėra ašinės jėgos, super, nieko. Jeigu ateinu čia, atsipjaunu viršutinę dalį, nagrinėju, nėra ašinės jėgas, 0 visur. Atsipjaunu čia, žiūriu, ašinės jėgos nėra, irgi 0. Super, tai čia visos iš tos trijuose ašinių jėgų nėra. Dabar, jeigu aš ateinu į šitą dalį, tai vėlgi čia atsipjaunu, ašinė jėga mano yra tik arba x, jinai tempianti. Viskas tvarkoja, vadinasi, diagrama čia buvo pakeitęs kryptį teisingai. Vadinasi, jis dabar jau nuždės ir bus į apačią kažkokio tai dydžio RBX. Dabar čia šita dalis atstojamoji, jeigu iš apačios keliauju, čia atsipjaunu, tai atstojamoji yra RBY ir Q kart A. Nežinau, kuri iš jų didesnė, bet esmė tame, jeigu Q didesnė, tai vadinasi temptų, jeigu RBY didesnis, tai nuždytų ir diagrama atrodytų, sakykime, kažkas tai tokio. Tai čia ašinio jėgų diagrama. Tai skersinių jėgų vėl, čia aš atsipjaunu šitą dalį, matau, kad RY veikia pagal laikrodžio rodiklį, tai pliusas per visą ilgį, čia yra skersinė jėga RY. Jeigu čia viršutinį strypą nagrinėju vėl, atsipjaunu šitoj daly, matau, kad F pjūvio atžvilgiu įsitvirtinu, veikia pagal laikrodžio rodiklį, tai reiškia pliusas ir čia yra skersinė jėga F. Štai buvo RY. Dabar čia ateinu į šitą dalį, čia atsipjaunu, matau, kad RCY prieš laikrodžio rodiklį, minusas, čia bus holidė, aišku, tie ženklai gali nesitapti skersinių. Dabar jeigu čia nagrinėju, tai čia atsipjaunu, aš matau skersinę jėgą RBY prieš laikrodžio rodiklį, minusas, tai reiškia minusas RBY. Ir tada žiūriu, kad kuo toliau einu, RBY visą laiką tai būtų toks pat, bet visą laiką pjūvio atžvilgiu, o čia esame mano pjūvis, įsitvirtinu, Q matau, kad veikia pagal laikrodžio rodiklį pjūvio atžvilgiu. Vadinasi, jo ženklas yra pliusas, tai vadinasi, nuo šito taško aš visą laiką keliauju pliusą, kažkiek tai nežinau, kiek čia priklauso nuo Q jėgos reikšmės ir mano diagrama galėtų būti štai tokia. Čia yra RBY, čia yra RBY minus Q. Matau, kad yra RBX, jeigu aš va čia atsipjaunu, tai RBX veikia šito pjūvio atžvilgiu prieš laikrodžio rodiklį, minusas per visą šitą ilgį yra RBX. Čia mano yra skersinių jėgų diagrama. Dabar lyginant su tuo, kas ten buvo anksčiau, sakykime, erdvinėme uždavinėje, ten, žodžiu, Morų apskritimai, ekvivalentiniai svarbiausiai įtempiai ir taip toliau, tai čia viskas labai paprasta. Čia mes neturime sukimo. Nuo skersinių jėgų įtempiai maksimalūs yra per vidurį, ten nuo lenkimo momento lygus 0, o nuo paviršiuje, nuo skersinių jėgų įtempiai lygus 0, reiškia, įsivaizduokime, kad čia pavojingas pjūvis yra taškas paviršiuje, tai mes skaičiuojame tik normalinius įtempius, vertiname. Tai reiškia, sigma max yra lygus, dabar mūsų atveju būtų buvę, kaip ten buvo. Sakėme, kad čia, kur žalia, vertikaliame strype 300 Nm, o čia dabar neatsimenu kokia reikšmė, ar tempianti ir gniuždama, tai sakykime būtų taip. M dalinta iš DBX ir plus minus M dalinta iš A. Gal čia irgi plus minus. Žinai, kad tokius pačius ženklus turėtume pasirinkti. Maksimalus įtempiai normaliai. Juos apskaičiuojame, gauname skaičių kažkokį tai ir tas skaičius turi būti mažiau arba lygų už sigma y. Arba skaičiuojame safety factor, kas būtų lygus sigma y dalinta iš sigma max. Absoliutinės reikšmės.